Kiekvienos šalies sodininką įkvepia jį aplinkui supanti gamta. Ir kas yra mūsų lietuviškas kraštovaizdis? Kraštovaizdis tai yra visa tai, kas mūsų supa. Ir mes esame nepaprastai turtingi. Todėl, kad mes turime praktiškai visus biotopus, kuriuos galima rasti pasaulyje. Mes turime ir miškus, ir pievas, turime pelkes, turime netgi dykumas, turim kalnus, upes ir upelius, kai kurie iš tikrųjų bėga netgi ir per akmenis. Kiekvienam iš šitų biotopų karaliauja visiškai skirtingi augalai. Mes dar turime metų kaitą. Mes turime 4 sezonus. Ir kad yra vienas sezonas, tai yra klaida, todėl kad iš tikrųjų vasara nėra sezonas. Pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Visi šitie sezonai yra mūsų. Visi yra tinkami ir būtini sodininkavimui. Taipogi mes turime spalvas, kurios kinta ne tik tai metų bėgyje, bet ir dienos bėgyje. Ryte yra vienas apšvietimas, diena kitoks, vakare dar kitoks. Iš tikrųjų, dieną kartais net ir fotografuoti sunku. Žmonės, kurie fotografuoja, pasakys, kad visos spalvos yra išsimėtę nuo šviesos. Todėl sodas gražiausias ryte arba vakare, bet jis turi būti gražus visais metų laikais, nesvarbu koks oras, koks apšvietimas, ir tokį mes turėtume ir kurti. Yra nemažai augalų, kurie yra tarsi skirti specialiai žiemos sodininkavimui. Ir kiekvienas žmogus, norintis papuošti savo aplinką, turėtų įvertinti ir tai. Geografinė vieta, kurioje yra Lietuva, yra iš tikrųjų nepaprasta. Ir jinai tuo savo nepaprastumu ir sudėtingumu, jinai iš tikrųjų yra žavinga. Per Lietuvą driekėsi net 3 augalų ištvermingumo šalčiui zonos. Tai yra 4., 5. ir 6. zonos. 10 žiemų ištvėrę augalai pas mus gali lengvai sušalti vieną tą lemtingą žiemą. Netgi žiūrint į tą temperatūrų skirtumą, į tas zonas, mes negalime žiūrėti į tą temperatūrą, nes Lietuva neturi žemyninio klimato. Tai reiškia, kad temperatūra, kuri yra žiema, yra viena, bet Lietuvoje didžiausias pavojus kyla augalam rudenį ir pavasarį, ypač pavasarį, kada būna atšilimai, kada būna drėgmė, dingsta sniegas ir vėl pasikartoja šalčiai. Žodžiu, ne į minusinę temperatūrą mes turėtume žiūrėti, augindami augalus, o būtent į tą atsparumą temperatūrų kaitai ir ypač tom vėlyvom šalnom. Visa šita nuostabi gamta, kuri mūsų supa, jinai yra puikus įkvėpimas. Tik tai iš tikrųjų reikėtų mokėti skaityti tą visą informaciją, kuri yra aplinkui. Ne veltui kraštovaizdžio architektai taip turi šį pavadinimą. Taigi kraštovaizdis yra tiesiogiai susijęs su sodininkavimu. Ir galima būtų dar paklausti, kas yra tas lietuviškas augalas, kurį reikėtų naudoti. Galiu pasakyti, kad labai daug užsakovų, žmonių, kuriami yra sodai, jie anksčiau bent jau prašydavo vieno: padarykite sodą tokį, kuriame nereiktų dirbti, nereiktų nieko daryti. Ir tokius sodus iš tikrųjų galima sukurti, todėl kad gamta jinai gyvena dirbę sodininko. Tiesiog tai reikia sukurti tokį sodą, kuris turi savo dėsnius, turi savo ritmą ir kvėpavimą. Ir šitame sode reiks labai mažai įsikišimo. Tačiau kas yra tie lietuviški augalai? Pirma mintis, kuri ateina į galvą, tai yra rūta arba ąžuolas. Bet iš tikrųjų, kokiagi rūtos kilmė? Rūtos kilmė yra Pietų Europa, Viduržemio jūros pakrantė. Ir teko matyti rūtas vežinčias bet kur kaip piktžolė, tiesiog visoje Europoje, Azijoje. Jos yra dabar paplitusios ir nesunku būtų pasisavinti tą augalą praktiškai bet kuriai tautai. Aš manau, kad jau atkeliavo jinai visą pasaulį. Tačiau ar tas augalas, kuris auga pas mus prieš 100 metų, ar kuris augo prieš 1000 metų, ar tas, kuris atvežtas naujai dabar ir pamėgtas, tai kuris tas augalas yra lietuviškas? Galbūt tai yra augalas ne tik tai tas, kuris auga pas mus, o tas, kuris lietuviui turi kažkokią kitą simbolinę prasmę, gilią prasmę, kuri iš karto ateina žmogui galvą paminėjus to augalo pavadinimą. Tai iš tikrųjų mes turėtume kurti sodą iš tų augalų, kurie yra vietiniai, kurie yra išbandyti, bet mes negalime užkirsti kelio ir naujovėm. Aš net neabejoju, kad jeigu šiais laikais gyventų Leonardo da Vinci, jis būtinai naudotų ir kompiuterį ir galbūt išrastų ką nors šitoj srity. Žodžiu, turime išbandyti visas naujoves, kurias galime. Kaipgi kitaip mes mokysimės. Tačiau tie augalai, kurie atkeliauja pas mus, jie galėtų užimti tam tikrą vietą sode, darže, kurie būtų tarsi bandymas
jūsų prisijaukinti juos ir jiem jūs. Tačiau jeigu norite kurti tokį sodą, kuriame yra nors tiek stabilumo, tai reikėtų pradėti nuo tų augalų, kurie garantuotai auga šitoj vietoj, kur esate jūs. Taigi, kas yra sodas? Be vieno dalyko sodas negali egzistuoti. Ir tas dalykas tai yra sodininkas. Iš tikrųjų, tai jisai apibrėžia ir vietą, ir laiką, ir prasmę viso sodininkavimo. Be sodininko yra ir kitos jungtys, kurios daro sodą sodu. Tai paskirtis ir idėja. Forma be idėjos yra tuščia, be paskirties yra beprasmiška. Ir iš tikrųjų, jeigu mes galime kažką perkelti iš vienos vietos į kitą copy-paste būdu, tai sodams irgi tai galioja. Mes negalime nusižiūrėję į kitų šalių patirtį perkelti automatiškai į savo sodus. Nes šis sodas yra gyvas ir kartais laimiai jisai pats užauga, užsigydo žaizdas, tampa visiškai kitų negu buvo kurtas. Bet kartais tie sodai, kurie neturi prasmės, neturi tos idėjos ir yra nuolatos prižiūrimi ir palaikomi, mane labiau primena kartais tiesiog gyvą žaizdą, kuri yra nuolat plėšoma. Copy-paste būdu sukurti sodai niekada neprilygs net kopijai. Ir iš tikrųjų yra labai daug žmonių, kurie sakosi nemėgstantis japoniškų sodų arba angliškų sodų, kažkokio stiliaus. Bet iš tikrųjų stilius ir mada tai yra viena, nesvarbu kiek metų ir kiek laiko tos tradicijos yra puoselėjamas tie sodai. Bet pavyzdžiui, japoniški sodai yra garsūs savo sodininkavimo principais. Išvaizda yra tik tai rezultatas to, kas yra viduje. Ir jeigu japonų sodininkas važiuotų į Afriką kurti japoniško sodo, jisai būtinai panaudotų ir kaktusus, ir agavas, ir palmes. Lietuvoje tie japoniški sodai, jeigu jie yra sukurti tik tai perkelimo principu, jie niekada nebus tokie, apie kuriuos galima iš viso būtų diskutuoti. Tačiau pasinaudoti kūrimo principais, tai mes ne tik tai galime, bet ir privalome. Ir iš tikrųjų tie principai tai yra labai artimi gamtai ir labai artimi lietuviškai gamtai. Pagauti laiko atkarpą, kuri simbolizuoja tautą, iš tikrųjų yra labai sunku. Kas tai yra? Ar tai yra praeitis, kurie buvo prieš 1000 metų ar dar seniau? Ar tai yra ta praeitis, kuri yra mūsų mamų ir močiučių ir senelių praeitis? O dabartis ir naujovės, tarsi jos jau nieko naujo negali pasakyti, bet iš tikrųjų ir šiandieninės mados ir kryptis, jos yra kultūros dalis ir reikėtų jas įvertinti lygiai taip pat, kaip ir tą senovę ar tuos simbolius, kurie yra lietuviški. Naujovės jos negali nubraukti praeities, jos turi būti įvertintos lygiai taip pat kaip ir bet kuri kultūros dalis. Tiesą sakant, sodas yra toks dalykas, kuris augina patį sodininką. Ir tai galioja visiems dalykam, visiems, ne tik sodininkavimui ir ne tik augalam. Visos naujovės, kurios ateina, jos turi būti įvertintos pirma, lygiai taip pat kaip ir kokie nauji augalai, kaip trapus dalykas, kuris prigis arba neprigis. Ir niekada nepamirštant to, kas jau buvo ir kas galėtų būti, jeigu tai kūryba vykstantis procesas. Sodas yra gyvas ir tas procesas vyksta nuolatos. Todėl sodininkavimas yra bet kuriuo atveju visada vidinė dvasinė būsena. Pirmiausia, klausimą, kurį turėtume užduoti prieš kurdami sodą, tai ne ką daryti, o kodėl. Ir kai tas kodėl bus aiškus, tai tada ir kaip daryti bus jau lengva. Tas lietuviškas skonis, ta lietuviška patina, tas lietuviškumo aidas, jisai neabejotinai ateis ne su lietuviškais augalais arba ne su lietuviškais kažkokiais tai atributais, kuriuos mes manome, kad jie tokie yra. Iš tikrųjų tai ateina su ta bendra dvasia, kurią mes jaučiame, su išprusimu, su savasties pajutimu pasaulyje. Ir šitie dalykai yra kiekvieną kartą skirtingi ir yra skirtingi tokie, kokie skirtingi esame mes. Todėl, kad sodininkavimas yra kultūros dalis, o kultūra tai yra bendras dalykas. Mes kiekvienas galime išprusę būti atskirai, bet kultūra tai yra tas dalykas, kuris irgi jungia mus. Tai rodo mūsų sugebėjimą būti kažkame tai ir bendrauti su aplinka. Ilgai galvojau, koks sodas vienintelis Lietuvoje, tarkim, galėtų atspindėti tą lietuvišką sodą. Koks sodas galėtų vadintis
lietuviškų ir į kurį aš galėčiau atvežti užsienio svečius, kurie visada klausia, kas tai yra tas jūsų lietuviškas sodas. Mes norėtumėm tokį pamatyti. Ir tada mintise man prabėgo ir etnosodeliai, ir botanikos sodai, įvairūs privatūs sodai, kolekciniai, meditaciniai, visokie. Ir iš tikrųjų nėra vieno sodo, kuris atspindėtų tą Lietuvą. Bet aš labai tikiu, kad kai bus toks laikas, kad Lietuvos sodininkas galės išdidžiai pasakyti, paklaustas, kas tu esi, jis pasakys, aš esu sodininkas. Ir visi supras,